Klientai, mes turėtume jums parodyti, kaip taisyklingai reikia įsimatuoti tarpus, į kuriuos bus sumontuojama mūsų tvoros segmentų skydai. Martynai, gal galit man padėti? Įmatuoti reikia 2 žmonėms. Liniuotės galas turi būti prispaustas prie vieno stulpelio, kitas žmogus prispaudžia prie kito. Tada liniuotė yra ištraukiama iš tarpo ir išmatuojama su metru. Ir taip kiekvieną tarpą išmatuojame idealiai, išmatuojame atskirai. Mes naudojame šitas liniuotės todėl, kad kartais būna, kad stulpelis būna pasisukęs į vieną ar į kitą pusę. Jeigu tai darytumėm su metru, turėtumėm 2 skirtingus matmenis. Vienas būtų matmuo laukinės sienos, kitas vidinės sienos. Kadangi yra mūsų liniuotė turi 6 cm galus ir yra išmatuojama iki milimetro tikslumu, tada yra liniuotė įrėmiama nuo vieno štulpo ir kito. Ir kad jeigu štulpas kažkiek ir yra pasisukęs, mums tai netrukdo. Mes jį vis tiek išsimatuojame tą tarpą idealiai iki milimetro. Liniuotės yra įsiunčiamas kurjerio pagalba klientui. Kada klientas išsimatuoja tarpus, tada mums pateikia tikslius duomenims ir pagal tai yra pagaminama tvora. Dirbant objektuose su dideliais atstumais rekomenduojame naudoti nivelyrus. Yra paėmimi aukščiai ir ištempiamas šniūras per visą perimetrą. Bet papildomai yra nušaunama aukštis dar ant papildomų štulpų, kadangi per ilgą atstumą šniūras išlinksta iki 2-3 cm. Tai rekomenduojame papildomai dar nusiimti keliose vietose aukštį, kad jūs galėtumėte išlaikyti tiesią liniją. Ir tada tik tai permatavus viską patikrinus yra nupjaunami štulpai. Štulpų nupjovimui mes naudojame tam skirtą aparatą. Juostinį pjūklą, kuris nedegina dažų. Ko nepatariame savo klientams naudoti, tai kampinio šlifuoklio, kuris degina dažus. Pirmas skydas yra sumontuojamas gulščiuko pagalba, kadangi turime 2 skirtingus aukščius. Kliento tvora yra žemiau nei jo kaimyno. Tai pastatoma tvora pagal stulpelio viršų, kitas galas yra pastatomas į gulščiuką. Užsakius tvoros gaminį skydais norime parodyti, kaip galite susimontuoti paprastai šitą tvorą patys. Gaminys yra sunumeruojamas pagal kiekvieną tarpą ir montavimas yra atliekamas ganėtinai lengvų būdų. Lengvai montuojasi skydas. Skydas yra įstatomas į jo skirtą tarpą ir matote, viskas labai gražiai priglunda. Įstačius skydą, skydas yra pritvirtinamas prispaudėjais reguliuojamais. Prispaudėjus galite įsigyti bet kokie statybinėje parduotuvėje ir tai jums palengvins žymiai jūsų darbą. Prieš pastatant skydą mes naudojame įvairius pakištukus. Tai yra įvairių aukščių lentutės, skardos gabaliukai, kad ištiesintumėm šitą skydą su kitu skydu, kad jie sueitų gražiai į vieną liniją. Bet kokiu atveju dar paliekame tarpą apie 2 cm nuo bortelio tvorai, kadangi žiemą šitas bortelis kelnojasi ir kad jis nesugadintų apatinių mūsų lentučių. Skydo prisukimui naudojame savisriegius varžtus, kuris automatiškai prasigrėžia pats ir nereikia naudoti grąžto. Taip pat naudojamas prailgintuvas, į kurį įsistato varžtas. Tada yra paprasčiausiai skydas labai lengvai prisukamas. Įstatomas į tarpą ir šita vieta netrukdo prisukti ir skydas yra prisukamas. Prisukus skydą, tvora yra montuojama toliau.